Labas rytas, žmonės. Šiandien yra penktadienis. Aš noriu miego. Aš atrodau, lyg aš noriu miego. Filmuosiu 3 dienų vlogą. Dabar einu į mokyklą, neinu, aš dabar laukiu Jolantos. Hello guys, grįžau namo. Vis dar jaučiuosi mirus. Aš tiesiog sėdžiu ant žemės ir Baltika niurkinu. Taip aš tave niurkinu. Taip aš tave niurkinu. Baltai. Kas buvo? Ką aš tau pasakiau? Kodėl tu čia įsižeidai, Baltai? Kas yra? Taigi einam į lauką. Taip, mes eisim į lauką. Taip, eisim į lauką. Jau nebepyksta. Nebepyksta, mažas. Nebepyksta. Įsižeidė minutį ir viso. Gerai, viso, rimtai einam. Ką tu čia dabar laikai mane? Reikia sugalvoti, ką aš noriu valgyti. Bet aš manau, namuose tikrai yra ką valgyti. Ok, guys, grįžau namo ir žiūriu į šaldytuvą. Ir aš nežinau, ko aš noriu valgyti. Maisto yra. Bet ko aš noriu valgyti, tai čia nežinau. Kas čia? Sriuba, nenoriu aš sriubos. Yra ryžių, yra kotletukų, kurios galima pabaigti, bet yra ir dar makaronų. Dar yra kabanosių. Jaučiu, pasišildysiu tai, kas yra. Tai ten... Bet tai salotų aš neturiu, aš noriu salotų. Agurkų irgi neturiu. Tik tai raugintų, o aš nenoriu raugintų. Na gerai, su jais rauginti. O dieve man, aš taip... Kas čia? Gerai, pirmas radau. Norėjau sakyti, nerandu savo vazeliną ir galvojau išprotėsiu, bet radau savo vazeliną. Žodžiu, dabar einu įdėti kelias aprangas skalbti. Nes jos purvinos. Nes su makiažu sugebu išpurvinti aprangas. Davai, nesakykit, kad nėra... Nu, supratau, nėra, tai nėra. Skalbsim, kaip skalbiam visus gležnus audinius. Susitvarkiau kambarį. Dabar išsitryniau. Žodžiu, aliejumi plaukus ir eisiu į dušą. Ok, guys. Aš jau po dušo, kaip matot, plaukai šlapi. Ir aš sugalvojau, kad aš noriu kitokius auskarus įsiverti. Tik aš nežinau kokius. Man šitas kažkaip nedėra. Nu, šitas nedėra. Dabar reikia pasidaryti anglų žodžius. Ir anglų žodžiai. Žodžius susirašysiu į Brainscape'ą. Ir basically čia yra tiesiog websaitas, kur gali pasidaryti flashcards. Online ir nemokamai. Tai aš jį naudoju anglų žodžiam dažniausiai. Turiu šitą puslapį žodžių, kuriuos reikia išmokti. Ir aš juos tiesiog susirašiau visus žodžius ir dabar basically viskas, ką reikia, tai paspausti study deck ir dabar čia metu žodžius. Tai yra klausimas, mintyse atsakom į tą klausimą,
paspaudžiam reveal answer ir tada tiesiog išmeta atsakymą. Ir apačioje turim paspausti nuo 1 iki 5 įvertinti, kaip gerai atsakėme į šį klausimą. Ir tada gale tų 10 žodžių rodo, per kiek laiko padarėt, rodo, kiek buvo gerų atsakymų, kur įsivertinot, kad iš karto gerai atsakėt, kiek buvo blogų, vidutinių ir taip toliau. Ir rodo, kiek procentų esat išmokęs tuos klausimus pilnai. Čia nėra kažkokia reklama, by the way, čia tiesiog iš mano patirties, kas man padėjo. Hello, beautiful people. Aš once again esu mirus totaliai, aš neseniai atsikėliau. Ir man turėtų dabar būti matkė. By the way, šiandien yra šeštadienis, aš vakar daugiau nieko nebefilmavau. Net nežinau kodėl, man rodos, kažką turėjau filmuoti ir po to nebefilmavau. Bet žodžiu, dabar turėtų būti matematika ir po to įsiruoštis varžybom. Reiškinio sinusas. Aš tik dabar supratau, kad tėvai boltą išsivežė. Nes aš galvojau, kad jis tiesiog savo guolę savo ramiai guli ir tiesiog nenori šiandien manęs matyti. Bet pasirodo, jis negulė, jo iš vis namie nėra. Baigėsi matematika, turiu 1,5 valandą susiruošti varžybom. Pavargau. Žiauriai tingiu. Šiandien Adrijos gimtadienis, bet mes jį švęsim ryt. Nu, tai ką, žinau. Maistu kažkokį. Neapsirinksiu. Šiandien Adrijos gimtadienis, bet... Numetė ragelį. Gerai. Sakiau, kad šiandien Adrijos gimtadienis. Ne, vakar užblokavau, šiandien atblokavau. Okay guys, wait, I will show you my today's outfit. This is today's outfit, very simple, very cute. Okay. Susirašiau. Dabar tik reikia nueiti iki Tūliko, nes apsimyšiu tuoj. Ir reikia užsidėti, obviously, megztinį, reikia pasiimti telefono pakrovėją. Aš stoteliai. Laukiu Adrijos. Einu, palaikys nieko to. Ačiū. Tu čia filmuoji? Jo, iš vlogą. Filmuoju. Atnešėm aprangas. Gerai, mes einame. Gerai, judam. Aš ne iš čia filmuoju. Mes einam Tūlikę. Šiandien Adrijos gimtadienis. Žodžiu, guys. Bloga raiška, soris. Aš YouTube filmuoju. Istorija tokia. Ai, čia pasakas kaip šokai gerai? Jo, dar gal net video įmesiu. Kaip čia atrodo, kas yra. Žodžiu, turėjom šokti vieną šokį, atsistojom į pradžią ir paleido kitą muziką šokio, kurio aš nemoku. Ir aš bandžiau prisiadaptuoti. Visiškai nepavyko. Tai visą šokius feilinau literaliai. Ir tada turėjom šokti kitą šokį, kur aš mokėjau, bet aš jį vis tiek sufeilinau. Kurį tai? YMCA. Sufeilinai? Jo, pačią pradžią. Tai va, tokias naujienos. Dabar važiuojam į Kėdainius. Iš pradžių į Maksimą užsuksim. Ir jo. We are going to Maksimą. Kas turbūt geriau sušoks, nei mes dabar. Baig. O, kalėdos. Panos minėjo. Žodžiu, apsipirkom. Kai nevalgysius. Jo. Ir einam atgal į mašiną.
Kažkaip tokius greičiau. Ai, tu. Vakarai. Vakarai jo. Tai jau šoko. Palauk, per naują. Tu Gimimo diena. Valio. Įkelsim mane į Facebooką. Žinom. Baigėsi varžybos, sušokom 13 šokių iš 14. Pavargom tikriausiai. Ir dabar važiuosim namo. Tikriausiai. Patikimiausias žaidėjas. Ir kaip tai nutiko. O jums būna taip, kad jūs valotės makiažą ir nusivalot iš pradžių visą laiką vieną pusę ir tada tik tais nusivalot kitą ir tada pasižiūrit. Koks difference? Nes aš taip labai dažnai pradėjau šitą daryti. Turiu koordinates nulis ir vienetas. Hello guys, šiandien yra sekmadienis. O čia kitų savaitės lodo ir kaip čia dabar? 3 dienų. Aš jau esu pas Adriją ir mes dabar važiuosim švęsti jos gimtadienį. Atvažiavom į Megan Fox. Ir dabar gaudom godą. Pavalgiam. Nuėjom į H&M ir aš sugalvojau paliesti blizgučius. Ir mano ranka nebenusivalo. Ir tiesiog visa blizganti vai. Tipo, what the fuck. Ir nenusivalo. Jo, ir neužsideda ant rankos, nes aš ant piršto pasiėmiau. Ir tepu ant rankos ir nesitepa, bet ant piršto liko. Tai galim tik tiek žinot, kad geri blizgučiai tvirtai laikysis. Tada sugalvojau pabandyti eyelinerį H&M. Kaip matau, jis irgi sunkiai nusivalys. Bet va. Labas rytas. Dabar 8 valanda vakaro. Ir man reikėtų pasimokinti anglų žodžius, nes ryt, prašom. Žiūrėkį. Ok, guys, pasimokinau šiek tiek. Įrašiau dar vieną poemą. Ir eisiu miegoti, nes jau yra bet 20:11 lygtais. Žodžiu, vėlu. Tai jo, tikiuosi šis video patiko, stengsiuosi dažniau pradėti kelti. Jo, lauksiu jūsų komentarų ir ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksime kitame video. Čiau, braškės!